Taigi tęsiam mūsų velykinio apsipirkimo kainų reidą. Tema majonezai. Tai iki Velykų liko 9 dienos. Ir jau aplankėm iki Rimi Lidl parduotuvės. Dabar esame Norfoje. Ir, pasižiūrėsime, kas čia pas juos yra. Tai apie visas lentynas, iš tikrųjų, Hellmann's majonezo neradom. Taip suprantam, kad čia kaip alternatyva yra pateiktas Heinz majonezas. Nežinau, ar ragavot, ar patinka. Jis toks biškį specifinės spalvos. Tiesą sakant, neparašyta čia, kol kas nematau. Radau 78 procentai riebumas pagal aliejų sprendžiant. Iš vištų, kurios laisvėje augo kiaušinių padarytas jisai, tai jo kaina yra 480 ml €1,79, o čia kilogramais duota kaina, kilogramo kaina 3,89. Sekantis mūsų objektas, pagal kurį mes lyginam kitas parduotuvės, yra Kėdainių konservų fabrikas. Ir čia mes imame be konservantų Kėdainių konservų fabriko. 630 gramų, 61 procentas riebumas, čia kaina yra 2,59, kilogramo kaina 4,11, tai iš tikrųjų yra geresnių pasiūlymų. Ir jeigu žiūrėti pagal mažiausią kainą, tai čia bus Kolumbo majonezas. Čia vėlgi imam majonezus, kurių riebumas yra daugiau negu 60 procentų. Čia 400 gramų Kolumbo majonezas, 62 procentų riebumo. Kaina yra €1,19, taip jisai atrodo, ir kilogramo kaina €2,98. Dar pasižiūrėsime ten prie kasų arba palėtinėse išstatymuose dar kažkas tai galbūt bus, ir turbūt bus tiek. Lyrinis nukreipimas, kol ieškojom majonezą, tai Dundulis toliau šiurpina pirkėjus bananų kainomis. Prieš kelias savaitės matėme €1,99, dabar šiek tiek pamažino, €1,79, bet tai turbūt vis tiek viena brangiausių kainų. Einam žiūrėti toliau. Apėjome kasas ir tas tokias palėtinės vietas. Tai realiai nieko kitko nesuradom, negu kad jau aptarta Heinz majonezą 460 gramų, kurio, reiškia, kilogramo kaina yra 3,89. Bet čia galbūt irgi taktika, kad jeigu negali gauti gerom kainom Hellmannsą, tai bent jau, reiškia, pasiūlai kažkokią tai alternatyvą. Ir palėtiniais išstatymais pastatytas Kėdainių konservų fabrikas be konservantų. Bet šita kaina iš tikrųjų nėra konkurencinga. Tai ką, tiek tada iš Norfos apie majonezus. Rytoj laukia kitas reportažas. Tiek, ate.